Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai. Daugiausiai jūsų inspiruotas aš anonsuoju laidą apie vitaminą D. Perskaičiau begalę visokiausių ten tų variantų literatūros ir mane taip pat labai nustebino, kad žmonija, kuri egzistuoja apie 200 000 metų maždaug, staiga nuo 2011 metų mes visi tapom hipovitaminoti. Bet geras vaizdelis, ar ne? Pažiūrėkit, kokia žema. Tai va, ir žmogus gimsta pritaikytas visokiom negandom. Tai va toks masinis skirimas dabar, kaip ir ten kokio kūdikėlio, per pirmus metus vakcinavimas 34 kartus, kada žmogus tobulas gimsta visom audrom pasiruošęs, man netrodo logiškas. Tai yra labai sudėtinga tema, labai ilga tema. Bet, ko gero, didžiausia jūsų pinigų dalį galinti sutaupyti tema ir sveikatos beje. Bioaktyvios medžiagos yra labai veiklios, kartais ne į gerąją pusę. Informacija tikrai labai svarbi. Geriausia yra placebo vaistai. Va šitą pirštinaitę priverkta braičio labai efektyviai gydo moteris nuo menopauzės simptomų. Taigi, iki pasimatymo Patreone. Ačiū visiems, kurie prisirašėt, ačiū ypatingai tiems, kurie mane paremėt. Iki.